Žmogaus gyvenime vilkas užima daug didesnę reikšmę, negu mes įsivaizduojame. Mitologijoje vilkas vaizduojamas labai prieštaringai. Antikos laikais jis buvo tarsi gyvūnas vaiduoklis, žvilgsniu gebantis atimti žmogui kalbos dovaną. Romėnai prieš kovą išvydę vilką įtikėdavo būsimą pergalę. Įvairiose pasakose vilkas gretinamas su velniu. Kitaip vilką vaizduoja Kinijos legendos. Ten vilkė augina, saugo nuo pavojų, kaip savo myli žmogaus vaikus, aršiai kaunasi dėl jų gyvybės. Šiais laikais vilkas vadinamas miško sanitaru ir vis rečiau traktuojamas kaip baisus plėšrūnas. Daugelis medžiotojų stebėję vilko gyvenimą gali patvirtinti, kad vilkas šalia irštvos niekada nemedžioja. Pasakojama, kad yra tekę Liepos pabaigoje matyti vilkų jauniklius ir mažus stirniukus einančius tais pačiais miško takais ir net žaidžiančius.